papasakosiu tokią istoriją, kaip draugas pasidalino kontaktu meistro, kuris gali daryti statybinius darbus. Tiesiog pasidalino, kad yra toks, ir po manau poros mėnesių aš tą kontaktą perdaviau kitam žmogui. Vat šiandien. Tai kokia yra istorijos mintis. Tai, kad reikia savo žinią skleisti. Ir tu nežinai, kada paskleista tavo žinia gali atrasti klausytoją. Ir kai jos neskleidi, tai praktiškai neturi šansų. Kai jos skleidi, tai tie šansai didėja. Tai kuo didesnė sklaida ir pasitikėjimas savim.